Knygos anatomija. Tadukas, Tadas ir svajonių paukštė. Teksto anatomija pagal Selemoną Paltanavičių. Pradžia. Aš visada žinojau, kad parašysiu šią knygą. Tai buvo mano vidinė nuostata, nes profesorius visada taip įvardino Tado Ivanausko pedagoginį statusą. Man, 7-okui vaikui, į kaimą atsiuntė 2 knygas – laišką ir linkėjo daug mokytis ir tapti gamtininku. Asmeniškai sutikti jo nespėjau, nes jis labai greitai mus paliko. Tačiau bendravau per jo darbus, skaičiau man svarbias knygas. Mokiausi, ne tik lankiau jo įkurtas įstaigas, bet ir vienoje jų, Žuvinto rezervate, 5 metų dirbau. Taigi santykis, kiek leido nuotolis, laikas ir galimybės, buvo labai artimas. Pasiruošimas. Prisipažinsiu, specialiai nerinkau medžiagos, nes visa tai, apie ką pasakoju knygoje, buvo jau išgyventa, sužinota. Be to, apie profesorių prieš 3 metų buvo išleista Mečislovo Žalakevičiaus monografija, 2 tomai, beveik 1600 puslapių. Man teko kalbėtis, bendrauti su daugeliu žmonių, kurie tiesiogiai mokėsi iš profesoriaus, dirbo su juo, taigi patirčių tikrai pakako. Ko gero, gyvas jų žodis buvo daug svarbesnis už visas parašytas biografijas. Knyga. Šiandien suprantu, kad tokia knyga, jo struktūra ir toks pasakojimas ir turėjo būti. Labai ilgai planavau parašyti knygą apie profesorių, bet gerai, kad to nepadariau anksčiau. Būčiau tik sugadinęs temą, nes ji, ko gero, būtų buvusi sausa, enciklopedinė. Vaikams reikia kitko. Įsivaizduokite, reikėjo pasakoti apie ilgą ir labai turiningą gyvenimą nugyvenusi žmogų. Kaip sujungti mažo vaiko, jaunuolio, pagaliau garbaus amžiaus žmogaus patirtis, darbus, reikalus. Taip ir atsirado Tadukas ir Tadas, o tarp jų dažnai nėra jokios amžiaus ribos. Teksto negalėjo būti daug, teko rašyti glaustai. Ar keičiau ką rašydamas? Ne. Paprastai, radęs temos pristatymo raktą, dirbu lengvai, greitai ir savo sumanimo nekeičiu. Kūrybinis procesas. Knyga apie Taduką gimė palengva, o ledai pajudėjo, kai supratau, jog vaikams pasakosiu apie Taduką, apie Tadą, apie Lietuvą, ir viską išdėstysiu atskiruose pasakojimuose. Taip yra tikslingiau pateikti, žinoma, ir skaityti medžiagą. Kadangi apie profesorių Tadą Ivanauską tikrai yra ką pasakoti, teko suspausti save, išgryninti temas. Kai kas tiesiog netilpo, nepritapo. Kas žino, gal kada nors kas nors galės tuo papildyti kitus knygos leidimus. Iš tikro, niekada nereikėtų kalbėti ar rašyti to, kas nepadaryta. Bet jei prašote, prašau. Ko nėra šioje knygoje? Sudėtingo karo ir ypač pokario laikotarpio, kai profesorius buvo persekiojamas, netekčių, kurias teko išgyventi įkurtose jo įstaigose, kad ir zoologijos sode, kurio žvėris per karą buvo išvežti, o zoologijos muziejaus vertingiausi eksponatai išgrobstyti. Nėra šių dienų atgarsių ir atsakymo, ar tebeskraido svajonių paukštė. Taigi, rašyti dar yra apie ką. Mano rašymo kasdienybė paprasta. Yra pluoštas juodraščių, neleisčiau savo rašyti ant švaraus lapo arba tik vienoje jo pusėje. Yra parkeris. Viską rašau ranka. Taigi, smagiai popieriuje išdėstau, ką kažkas diktuoja. Net nežinau, kaip ten būna. Rašymo diena nėra begalinė. Tai ne griovio kasimas. Kai viena istorija, vienas tekstas baigta, kitos tenka palaukti. Man knygų rašymas nėra planinis darbas. Dirbu taip, kaip išeina. Rašau pats savo, o leidėjams parodau tik jau užbaigtą darbą. Neįsivaizduoju, kad būtų galima su dalimi teksto bėgioti ir girtis arba pasakoti apie būsimą knygą. Tai tikrai ne prietaras, tai mano nuostata. Kiek laiko rašiau tekstą, negaliu pasakyti.
Nes kūryba ir rašymas yra lyg to paties proceso sudedamosios dalys, kurios kažkaip dera tarpusavyje. Kas jas derina, nežinau. Kažkas jau klausė, ar tai pažintinė knyga? Manau, kad tikrai ne, nors ji apie konkretų asmenį. Veikiau tai pasakojimas apie žmogų ir svajonę. Taip jau atsitiko, kad tas žmogus save skyrė gamtai ir paukščiams. Dabar jie skaitantys vaikai gali nieko nežinoti apie profesorių, bet gali pažinti Taduką, visą gyvenimą ieškojusi savo svajonių paukštės. Iliustracijų anatomija pagal Agnę Nananai. Stilius. Perskaičius rankraštį, liko labai šviesaus pasakojimo jausmas. Buvo smalsu, kaip tas Tadas atrodė iš tikrųjų, kaip jis ten gyveno. Buvo aišku, kad tai knyga, kurioje daug gamtos, žmonių ir kad svarbiausia bus vizualiai sujungti faktus su menamais įvykiais. Labiausiai mėgstu dirbti tradicinėmis priemonėmis – pieštukais, akvarele. Patinka nespalvoti piešiniai arba tik kelių spalvų. Tai bandžiau ir daryti. Piešiau vien pieštukais, su mažai papildomų spalvų, įsivaizduodama, kad taip geriausiai perteiksiu to laikmečio jausmą ir tai primins seno nuotraukų albumo stilių. Tačiau pabandžiusi supratau, kad bus nuobodu. Pirmiausia, man pačiai tai piešti didelės apimties knygą, o ir skaitytojui, kad ir kokius kompozicinius burtus naudočiau. Taigi, eksperimentavau toliau. Buvo mintis kiekvieną skyrių atskirti atvirukais, tarsi išlikusiais atsiminimais, priklijuotais dienoraštyje. Tačiau tai atmetėm kartu su leidykla, kai suskaičiavom, kad knyga tokiu atveju bus labai stora ir nepatogi. Tuomet pabandžiau į nuotraukų albumo ir meniškų atvirukų idėjas pažvelgti kitu kampu ir išsigrynino visa knygos koncepcija. Augalus ir gyvūnus piešiau kaip enciklopedinį piešinį, įklijuodama lyg svarbius, nenorimus pamesti užrašų lapelius. Perpiešinėjau tikras fotografijas, kurios liudija rašytojo tekste minimus įvykius ar asmenis, taip išlaikydama dokumentinę albumo idėją. Norėjau, kad augalus ir paukščius, vabzdžius vaikai matytų tikslius, tokius kaip ir pats Tadas, tyrinėjo būdamas vaikas enciklopedijose, žinynuose ir gamtoje. O pasakojimo vietas, kurios sukurtos rašytojo, leidau savo laisvai interpretuoti, nukeldama skaitytoją į meniškai pavaizduotą pasaulį. Taigi toks stilių susipinimas, verčiant puslapius, suteikia galimybę nuolat patirti ką nors naujo. Pasiruošimas. Dirbant prie šio projekto, medžiagos tikrai reikėjo ieškoti papildomai. Tai biografinis pasakojimas, tad teko pasidomėti, kaip atrodė pats Tadas Ivanauskas, kaip atrodė jo tėvai, dvaras, kuriame užaugo, kur jis studijavo ir keliavo. Informacijos rasti nebuvo sunku, tai vienas žymiausių Lietuvos gamtininkų, tad apie jį galima pasiskaityti ir nuotraukų rasti internete ir didžiulėse Žalakevičiaus sudarytose knygose Akademiko Tado Ivanausko fenomenas. Jas man rekomendavo Selemonas Paltanavičius. Važiavau ir į Tado Ivanausko zoologijos muziejų Kaune. Norėjau atidžiau patyrinėti ne tik eksponatus, bet ir apžiūrėti, kaip jie laikomi, kokios spintos, kaip eksponuojama. Skaičiau ir apie preparavimą ir taksidermiją, iškamšų ruošimą. Turėjau žinoti, kaip tai daroma, nes norėjosi akivaizdžiai parodyti. Viename iš puslapių yra toks lyg komiksas, kaip pats Tadas padaro paukščio iškamšą. Knygoje šie terminai yra paaiškinti, bet šiuolaikiniam vaikui tai gana sunku suprasti, juk vaikai dabar nemedžioja, tėvai irgi ne visų. O Tadas, būdamas 8-9, turėjo savo šautuvėlį medžiokliai, tad norėjosi iškamšos darymo žingsnius nupiešti, kad vaikai lengviau suprastų, kuo knygos herojus vaikystėje užsiėmė. Augalus ir paukščius, vabzdžius piešiau pagal internete rastas nuotraukas arba enciklopedinius piešinius, kai kuriuos iš savo pačios nuotraukų iš muziejaus. Viskas labai pravertė iliustruojant ir pačiai buvo įdomu. Ypač sužavėjo senovinės iškamšų laikymo spintos, kolekcijos. Tai įdomi tema, kuri nugulė vaizduotėje. Kas žino, gal kada išlys kitoje knygoje.
Veikėjai. Daugiausia tyrinėjau Tado Ivanausko nuotraukas, jo šeimos narius, žmoną. Sunkiausia buvo auginti pagrindinį herojų. Jis turėjo būti mažas, tada kiek didesnis vaikas, paauglys, jaunuolis ir taip toliau iki senučiuko. Tai tikrai nelengva užduotis, bet manau pagelbėjo pasirinkimas maišyti stilius, kai nuotraukų piešiniuose galėjau detaliau išpiešti, o akvarelėmis leidau savo laisviau atkartoti herojų. Nuotrauko šiuo atveju, kaip atsiminimų albumas, buvo patogi forma pavaizduoti ir Tado Ivanausko kolegas. Juos tiesiog susiradau internete ir perpiešiau. Papildomai nesidomėjau kitais minimais mokslininkais, bet labiausiai sužavėjo jo šeima. Mokslininkas tėvas, mama, prancūzė auklė. Buvo įdomu sužinoti, iš kokios aplinkos kilo šis smalsus, drąsus ir darbštus herojus. Aplinka. Tai mano pirmoji pažintinė knyga. Ir tiesą sakant, Selemono Paltanavičiaus tekstas truputį apgavo, apvyniojo aplink pirštą. Aš pati nesu mėgėja skaityti enciklopedijų ar panašių pažintinių knygų. Biografijos taip pat nelabai mane traukia, man atrodo per sausa, neužkabina, nors ir norisi sužinoti. Mieliau renkuosi dokumentinius filmus nei žinynus. O šiuo atveju pasakojimas įviliojo ir buvo labai įdomu. Tad kai pradėjau galvoti, kaip galėčiau piešti, tik tada supratau, kad turėsiu ne tik interpretuoti tekstą, bet ir būti tiksli tam tikrose vietose, nes tai yra realios vietos, konkretūs gyvūnai ir panašiai. Kadangi visiškai viską tiksliai atkartoti neįmanoma, natūraliai išėjo, kad tam tikrus dalykus nupiešiau tiksliai, o kai ką nutylėjau. Tarkim, knygos pradžioje pavaizduotas rogių sukimasis su kartimi. Tokį dalyką net Google sunku rasti. Bet visgi labiausiai iliustracijoje norėjosi parodyti, kaip žiemą vaikai siaučia lauke. Tai buvo prieš 100 metų, taip yra ir dabar. Tad kartis liko tik detalė, be abejo svarbi, ir turėjo būti pavaizduota tokia, kokią ją darydavo. Tokiu principu vadovavausi ir kitose knygos vietose. Man patiko naudoti nuotraukų motyvą, nes jos iškart simbolizuoja užfiksuotą faktą. Beveik visos nuotraukos yra perpieštos iš tikrų nuotraukų. Keletą tik esu sugalvojusi, nes taip norėjosi pagal tekstą. Siužetas. Po visų bandymų susidėliojo tokie stilistiniai akvarelinių iliustracijų, komikso intarpų ir perpieštų nuotraukų blokai, kurie tiko ir patiko leidyklai, autoriui ir muziejaus komandai. Neturėjau jokio griežto plano, tiesiog sekiau tekstą ir tik vietomis stabteldavau, kad nebūtų vien nuotraukos, o paskui vien akvarelės. Pasiklioviau savo intuiciją ir taip bangavau per visą knygą. Kūrybinis procesas. Darbas vyko pavasarį ir dalį vasaros. Šią knygą nupiešiau, sumaketavau ir paruošiau spaudai gal kiek daugiau nei per 4 mėnesius. Nustebau pati, nes tai labai greitai, o man atrodė beveik amžinybė. Buvo ir momentų, kai maniau, kad niekada nebaigsiu. Manau, taip atrodė, nes tuo metu vyko daug kitų dalykų. Intensyvi buitis su pavasariniam ligom, trumpos ir ilgesnės kelionės, o per keliones aš retai kada dirbu. Bet per vieną iš jų truputį piešiau. Piešiant šią knygą, mintyse jau kvėpavo kita knyga latvių leidyklai, tad kartais atsitraukdama papieždavau ir jiems. Bet man sunku dirbti su 2 knygom vienu metu. Nemoku pasidalinti po lygiai, kuri nors nukenčia. Tad padariusi kelis atvartus kitos knygos, ją atidėjau ir grįžau prie jos vos baigusi apie Tadą. Mano dienos, kai iliustruoju ar dirbu prie kitų projektų, yra panašios. Beveik normalios darbo dienos, tik užsitęsiančios iki vėlumos, nes dienos metu tenka pavažiuoti iki kokio būrelio ar mokyklos. Vasarą ritmas smarkiai išsimuša, tuomet kartais galvoju, kad nežinau, kada geriau dirbti, vėlai vakare ar anksti ryte, nes tik tuo laiku namie būna tyla. O aš, nors ir įpratusi būti pertraukiama ar klausinėjama, mėgstu susikaupti tyloje arba su muzika. Man sunku dirbti ir kalbėti vienu metu. Iliustravimo yra etapai, kai komponuoju, eskizuoju, tai įtemptai galvoju, tada tikrai erzina pašaliniai trukdžiai.
Paskui ateina eskizo perkelimo į realaus formato lapą etapas. Tuomet dengiami fonai, dėmės ir galiausiai detalių piešimas. Tad kol visa tai vyksta, o kartais vienos iliustracijos ir per dieną nepadarai, nesinori kalbėti su niekuo. Tačiau kai dirbi namie, nors turiu savo atskirą darbo kambarį, visiškai atsiriboti ne visada išeina. Piešdama fotografijų iliustracijas šiai knygai galėjau būti gana mobili. Jos nedidelio formato, tad piešiau ir kieme, vežiausi bloknotą į išvykas. Perpiešti fotografijas daugiau buvo techninis darbas, nei kūrybinis. Eskizų daugiausia man prireikė dėl kompozicijos. Kai jau įsidirbu, man gana aišku, kaip turi atrodyti galutinis variantas, todėl nedarau spalvotų eskizinių versijų. Na, dar eskizuoju pradžioje, kaip atrodys veikėjai, kokios jų proporcijos, grubiai spalvinu, bandau atrasti paletę. Bet paprastai tai mano darbo proceso dalis, to nerodau leidyklai ar autoriui. Jiems siunčiu jau labiau išbaigtus variantus. Dėl tado neturėjome jokių ginčų. Gal sulaukiau kelių komentarų, kad kai kuris per didelis ar per mažas, kas nors per tamsu ir gali pranykti spaudoje ir panašiai. Nieko esminio. Ačiū. Kalbino ir skaitė Kotryna Zylė. Šios knygos autorių biografijas ir daugiau knygų anatomijų rasite adresu knygukūrėjai.lt.